Sveiki, mūsų tinklapio žiūrovai. Pažiūrėsime, kaip Pagėgiuose kai kurie vairuotojai laikosi eismo taisyklių. Štai važiuojame į Vilniaus gatvę, pagrindinę Pagėgių miesto, ir važiuojame link centro. Štai jūs galite jau matyti, tolumoje matosi kliūtis. Na, iš ties pradžioje reikšmės tam nesuteikėme. Tačiau artėjant prie šios kliūties, kyla įtarimų, kad stovintis automobilis kažkaip ne vietoje stovi. Privažiuokime arčiau. Na, štai pažiūrėkite, vairuotojo nėra, automobilis paliktas pagrindinėje Vilniaus gatvėje, visiškai negalvojant apie